Sveiki, aš esu Aldona Grupas, YouTube kanalo Gyvenimiškos istorijos su Aldona Grupas įkūrėja. Ir šiandien mano svečias yra graži moteris, poetė, bardė ir dailininkė Neringa Ablingytė. Sveiki, Neringa. Sveiki. Neringa, aš norėčiau paklausti apie tavo kūrybinį kelią. Kaip tau sekasi kurti eiles? Iš kur tos eilės atsiranda? Ar tu visą laiką kalbi eilėmis? Ar tu turi mūzą kokią? Kaip tau atsiranda? Ir žinau, kad tu dar susijusi esi su kaip ir ne tik tai dailės, kaip pats sakai, dailės poezija irgi. Tu pagal savo dukters paveikslus kuri eiles. Papasakok apie tai. Na, visų pirma, mūzos aš neturiu tikriausiai. Aš galiu pasakyti, kad eilių kūrimas yra ilgas ir juodas darbas. Šiandien bandžiau pamastyti, koks turėtų būti žmogus tam, kad kurtų poeziją. Aš nežinau, poetai yra labai skirtingi, bet man atrodo visus mus vienija jautrumas. Jautrumas aplinkai, sugebėjimas save reflektuoti įvykius, emocijas ir jas perteikti žodžiais, bet visgi tai yra juodas darbas, kurio reikia mokytis, kurį reikia kultivuoti, kaip sakant. Aš rašau 42 metus, tai reiškia nuo savo 7 metų. Tam reikėjo labai išsiugdyti daug įgūdžių. Pagrindinis įgūdis buvo išsiugdyti, užrašyti kilusias mintis. Čia ir dabar ir greitai. Nes mintis atėjo ir nuėjo. Būdavo kartais, kad neturėdavau tušinuko ar lapelio užsirašyti, tai tas kelias eilutes, kurios pirmosios kildavo galvoj, eidavau ir kartodavau tol, kol prieidavau tokią vietą, kur galėdavau tušinuką ir popieriaus gauti. Ir tada man būdavo gal 10, 11, 12 metų, 13. Taigi, kaip ir viskas, ko mes siekime gyvenime, poezijos rašymas irgi reikalauja pastovumo ir nuolatinio darbo. Taigi, jūs pati žinot, ir rašant, tai yra pastovus darbas, tai yra darbas. Talentas yra 1%, 99% darbo. Aišku, šita frazė gal skamba taip populiariai, bet iš tikrųjų poeziją gali užrašyti vieną kartą iš įkvėpimo, antrą kartą iš įkvėpimo. Aišku, poezija ir ateina iš įkvėpimo, bet aš turiu omeny, kad tiesiog gali nustoti rašyti, jeigu tu tingėsi paimti ar popierių, ar tušinuką, arba tiesiog nustumsi mintis iš šono. Kitas dalykas yra labai svarbu reflektuoti, kas vyksta aplink tave, kas esi tu, koks yra santykis su tuo, kas vyksta aplink tave. O paskui jau toks gaunasi automatinis įprotis, kad automatiškai jau dėliojasi žodžiai ir tiesiog tai tampa tavo gyvenimo būdu, aš nežinau. Aišku, tu nepradedi su žmonėm kalbėti eilėm, bet gal labiau tai yra būdas įsitvirtinti pasaulyje ir esant labai jautriam žmogui, man asmeniškai, tai padeda tame pasaulyje išvengti bangavimo emocinio, išvengti, sulygina, kažkaip suvienodina visą, nuima emocinį krūvį. Ir netgi, sakyčiau, mane pačią sukuria. Nes ta poezija, jinai ne tiek aš ją kuriu, kiek jinai mane pačią formuoja, disciplinuoja. Nors atrodo, poezija turėtų būti labai toli nuo disciplinos, iš tikrųjų tai yra labai, labai disciplinuojantis dalykas, todėl kad
jeigu tu rašai ir tu vadini save poetu, dabar jau, sakyčiau, po keletos išleistų ar ne almanachų ir knygų galėčiau save taip vadinti, tu jauti atsakomybę ir už savo kūrinį, ir už tą žmogų, kuris tą kūrinį skaitys, ir už tai, kokią tu žinią tam žmogui neši. Yra labai daug rašančių žmonių, kurie tiesiog išsipila. Ir tas išsipilimas yra tiesiog nuleidimas garo, emocijų atlaisvinimas, negatyvo pašalinimas. Bet kada tu supranti, kad tave skaitys kiti žmonės, tada tu labai labai pagalvoji, ar tai, ką aš iš savęs atnešiu, bus labai naudinga tam žmogui, kuris skaitys. Ar tai bus jam pagalba, ar tai bus jam kažkoks prisijungimas prie jo emocijos ir žinia, kad jisai nėra vienas savo emocijai, savo situacijai, savo požiūrį, ar tai bus tik dar didesnis jo sužlugdymas, neduodant jam vilties. Taigi vis dėlto, man atrodo, man labai yra svarbu asmeniškai, kad mano poezija žmogui neštų viltį. Tai va. O kalbant apie Rusnės, Rusnė kaip tik yra kambarį dabar su manim, bet užsiėmusi savo darbais, savo piešimais, žaidimų kūrimais. Dabar yra įnikusi į papuošalų gamybą iš karoliukų, tai dar vienas hobis. Žodžiu, kadangi mano stiprioji pusė yra žodžiai, o jos stiprioji pusė yra išraiška per tą vadinamą skaitmeninį meną. Nors aš irgi tapau, bet aš tapau rečiau negu rašau. Tai vis dėlto turi pasirinkti, kuris stipresnė yra pusė, ar ne tavo. Tai aš pagalvojau, kad iš tikrųjų labai būtų smagu, kad jos piešiniai kalbėtų, nes mes kiekvienas viską suvokiam visiškai skirtingai per savo prizmę suvokimo ir kartais ta žinia, kurią iš tikrųjų Rusnė nori atnešti savo darbais, jinai pradingsta. Tai va, norisi ją įgarsinti ir tai prasidėjo labai spontaniškai, tiesiog Rusnė parodė man vieną savo kūrinį ir jisai man, iš tikrųjų jos kūriniai man duoda labai tokį, ir dėl to, kad jinai mano vaikas, ir dėl to, kad aš žinau, per kokius sunkumus jinai eina. Ir šiaip, jie mane paliečia. Ir kai tave kažkas paliečia, tau automatiškai jau yra įprotis visą tai išreikšti per poeziją. Tai taip ir gavosi, kad aš tiesiog gaunasi, nes jeigu nėra to vidinio postūmio, aš nedarau. Aš niekada nerašau poezijos, aš nesergu grafomanija, aš nerašau poezijos, jeigu jinai nesibeldžia iš vidaus. Ką dar norit paklausti? Jo, ačiū labai. Rusnės paveikslai tikrai man labai patinka. Tai tiesiog nuostabu. Mes kūrėme dabar albumą, kuris išeis turbūt rudenį. Apie tai mes kalbėsime dar toliau, bet šiandien aš norėčiau, kad kažką ir paskaitytum. Dar tiesa, Neringa, papasakok apie savo dainuojamąją poeziją. Tu kuri eilę ir pati dainuoji. Man labai patinka tavo atlikimas, tavo dainos, tavo žodžiai visada yra prasmingi. Ir iš tikrųjų tai yra labai, labai didelis talentas vis dėlto yra tavyje. Ir eilės, ir dainos, ir tu pati dainuoji, ir paveikslai. Aš taip nepasakyčiau, kad paveikslai yra kažkuom tai prastesni. Paveikslai yra tavo nuostabus, labai tikrai patinka. Ir dabar norėčiau paklausti, papasakok truputį apie tą dainuojamąją poeziją. Dainuojamoji poezija, daug kas mano, kad aš parašau eilėraštį ir tada pritaikau melodiją, bet taip jau mano gyvenime yra ir kūryboje. Kiekvienas turi savo kūrybos stilių, bet man dažniausiai yra tai, kad tiesiog
daina ir gimsta iš karto daina. Tai reiškia, pasiimu gitarą ir pradedu klajuoti. Nesu labai stipri gitaristė, niekada tokia buvau ir nepretenduoju į gitaristo vardą. Gitara yra man reikalinga pritarimui ir kūrybai. Tai reiškia tam, kad būtų pritarimas. Tai nuėmojai poezijai, bent jau man to pakanka. Jeigu jausiu, kad reikės labiau, pradėsiu tobulėti. Tobulumui ribų nėra. Tai va, ir tiesiog pasiimu gitarą ir dažniausiai tai būna, gitara man visada būna ir džiaugsmo valandoj, ir kai man labai reikia paguodos, ir kai yra labai liūdna, ar vieniša, ar kažkoks sunkumas, ar stresas, man gitara labai nuima iš karto tas visą stresą, visą įtampą. Ir automatiškai kuri melodija, man melodijas kuriasi labai greitai, aš visada nuo pat mažens aš dainavau, aš 2 metų būdama nieko neįleisdavau namus, kol nepadainuodavau. Visi turėdavo išklausyti mano koncerto grįždami iš darbo. Tai va, ant laiptų atsistojusi, nes mes gyvenam su mamos pusbrolio šeima didžiuliam name, 2 aukštų, 2 aukšte jie, 1 mes ir mamos dėdė dar gyvena, tai buvo daug labai žmonių suaugusių ir vaikų buvo, vyresnių, aš buvau pati mažiausia visam name. Tai ir labai daug vienatvės turėjau, nes vienatvės ta prasme, kad visi buvo užsiėmę savo darbais, o kadangi aš buvau pati mažiausia, nieks nenustumdavo manęs, bet tiesiog visi buvo užsiėmę. Tai aš labai stipriai turėjau užsiimti savo vidiniu pasauliu, o kadangi buvo daug gamtos, aš kažkaip susikūriau tą pasaulį ir aš jame gyvenau. Ir matyt visą tai, kas dabar aš kuriu, ir ateina iš to vidinio pasaulio, iš to, kaip aš sakau, sodo, kurį aš jau užsiauginus. Tai va, ir aš tada jau maža būdama kurdavau dainas. Niuniuodavau ir rinkdavau žodžius. Ir įdomiausia, kad tie žodžiai iš karto eina ne po vieną, eina posmeliais, nežinau, kaip aš tai darau, tiesiog tai yra, ar tai yra charakterio ypatybės, ar smegenų ypatybės, kad man taip greitai sekasi eiliuoti, bet ar tiesiog įgūdis irgi, nes kai atsimenu, sirgau labai stipriai angina, būdama gal kokių 10 metų, ir kokias 3 ar 4 savaitės man reikėjo gulėti lovoj, ir aišku, gerklę skaudėjo, bet juk žinot, kad dainuoti galima ir mintise, tai tu girdi save, savo vidinį balsą. Tai mano mama, kad man nebūtų nuobodu, neišvažiuodavo į darbą, palikdavo mane ten kaimynam prižiūrėti. Jie ateidavo, bet jie nebūdavo nuolat. Aš gulėdavau lovoj, ir ne. Ir man palikdavo knygų skaityti, aš labai mėgau skaityti visada, viską. Ir aš skaitydavau eiles vaikiškas ir neskaitydavau, o tiesiog jas mintise dainuodavau. Arba kai jau galėjau, atsimenu, kai jau taip neskaudėjo, jau niuniavau garsiai ir iš karto kūriau tom eilėm melodiją. Būdama jau kokius ir 8, ir 9, ir 10 metų. Bet aš niekada neišdrįsau to daryti. Ir aš realiai tik tai pradėjau kurti, kai man sukako 18, kai aš pradėjau mokytis groti gitarą su pagalba vieno studento vyresnio, kai jau įstojau į universitetą, ir paskui jau pati dirbau prie grojimo ir tuo pačiu dar grojau pianinu. Niekada negrojau profesionaliai, tiesiog pedagoginiam reikėjo išmokti groti 2 rankom vaikiškas daineles. Ir aš pianiną visada labai mylėjau, nes mano pusbroliai mokėsi balso menų gimnazijoje ir jie grįžę iš ten, aš prašydavau, kad parodytų akordus pianinu groti, ir aš grodavau. Pati aš vaikystėje sirgau šiek tiek, buvo tokių situacijų, kad buvo tokia situacija, kad aš tiesiog man buvo uždrausta lankyti muzikos mokyklą, nes gydytojai manė, kad man bus per daug didelis krūvis. Nors tai iš tikrųjų buvo visiškai klaidinga, bet tuomet buvo toks požiūris į viską. Ne? Ir tikriausiai
Tikriausiai būčiau kur stojus, tai būčiau į fortepijono klasę stojus, arba į dainavimą, arba abu kartu, nežinau. Tai va, o fortepijonas man lik pačiol yra stebuklingas ir nors aš groju akordais fortepijonu ir iš klausos tikrai galiu surinkti viską. Tiek gitara, tiek pianinu galiu surinkti, bet norėčiau mokytis. Aš skaitau iš natų, turėjau labai gerą muzikos mokytoją mokykloje. Skaitimas iš natų, aišku, dabar užima daug laiko, kažkada labai buvo lengva. Dabar užima labai daug laiko ir reikėtų viską iš naujo mokytis, tai mano vis dėlto svajonė ir kad kažkada aš atsisėsiu prie fortepijono ir galėsiu improvizuoti. Na tai čia toks apie mano tą muziką. Man muzika yra neatsiejama nuo poezijos ir aš savo tikriausiai, aš neatsimenu dabar kurioj knygoj, tikriausiai pirmojoje, kad poezija tai yra žodžių muzika, kuri mane sukūrė. Tai yra muzika, ir muzika yra visur. Muzika yra, dabar žiūriu už lango yra medis ir ant grindų šoka medžio šešėliai, kai saulė šviečia, tai irgi yra muzika, tai yra šviesos muzika ir muzika yra visur. Ir aš kažkaip labai abejoju, ar įmanoma kurti poeziją be muzikos pajautimo. Ir tą muziką pajaus gali netgi neturėdamas muzikinės klausos, taip vadinamosios. Gali neturėti to vadinamojo balso, yra pojūtis, yra tas vidinis pojūtis, vidinis jautrumas. Nežinau, ar atsakiau klausimą. Taip, be abejo. Aišku, kad atsakėjai į klausimą, labai gražiai atsakėjai, labai man patiko. Pabaiga ypatingai, kaip tu pasakei, kad tikrai muzika yra visur iš tiesų. Ir iš tiesų aš pažįstu daug poetų, kurie kūrė būtent dainas. Jo. Ir dabar, kągi, aš norėčiau paprašyti ir kad visi žiūrovai mus pasiklausytų tavo eilių. Jeigu tu galėtum paskaityti, prašau, savo eiles. Va, dabar aš parodysiu, yra 2 knygos, tai yra mėlyna yra iš praeitų metų, žalia ir geltona šiais metais išleista, Ritsales leidyklos, spaustuvės, jie iš tikrųjų turi nuostabią idėją paskatinti žmonės leistis knygas ir leidžia seriją knygų, kur knygos yra tais pačiais viršeliais, bet yra skirtingi autoriai, skirtingos idėjos, skirtingi eilėraščiai ir taip toliau. Ir tai yra labai man priimtina asmeniškai ir daugeliui. Dėl leidybos paprastumo, dėl finansų, dėl to, kad tai yra daug pigiau negu leistis atskirai. Ir tai yra be galo smagu, todėl, kad leidykla visada organizuoja visų autorių susitikimą. Ir va, šią vasarą bus ir aš ten važiuosiu, dalyvausiu, tai yra naujos pažintys, tai yra nauji ryšiai, tai yra bendraminčių susitikimai ir tai yra be galo smagu. O tai va, ar šiais metais taip labai kažkaip simboliškai gavosi, kad mano knygos pavadinimas gavus paskutiniu momentu, tarp kitko, uždėjau pavadinimą, aš niekada neuždedu pavadinimų knygai prieš, o tik tai po to, nes kartais kūryba taip nuvingiuoja, kad tu pradėjęs jau nebežinai, kur pabaigsi. Tai va, tai vadinasi tai, kas svarbu. Ir labai paraleliai šiais metais man pačiai pagaliau užsigryninti tai, kas man yra svarbu ir nebebėgti visas 4 pusės, o sekti tuo, kas yra svarbu, ar ne. Ir iš viso mums yra labai svarbu žinoti kiekvienam asmeniškai, kas yra svarbu. Tai va, tai eilėraštis yra pats pirmasis, iš kurio ir kilo pavadinimas. Tai, kas svarbu, ne tai, ką parašiau. Net ne tai, ką apie tai pamanė kiti. Svarbu tik paukštis dangui, tik naktį tamsa gili. Svarbu tik tavo ranka apglėbusi mano pečius ir laikas mylėti ir vėl, nes kito daugiau jau nebus. Nes jau nebebus ateities, nebus net minutės kitos, te bus tik žingsnis kitur sekundė iki aušros. Te bus tik kažkas, ko nežinai, dėl ko tai baisiai baugu. Uždek vėl laužą manį, pašaukęs iš tolo vardu. Ir dar
yra šitoj knygoj tokia paslaptis, yra paslėptas viršelis, į jį įeinam ir gaunasi va toks. Tai va, ir čia man pasakė parašyti, tai ir kaip ir kiekvienam autoriui, reikėjo parašyti prisistatymą. Arba kažkokią eilėraštį įkelti. Aš įkėliau iš pradžių vieną eilėraštį ir jam sako, man ne, maketavimas netinka, nes yra per ilgas. Ir aš atsisėdau ir man gimė toks eilėraštis. Ir jisai man kažkaip net netikėtai labai pačiai patiko. Užsimerk ir klausyk širdim. Kaip lengvai kyla rytas virš miesto, kaip švelniai lyg pienės pūkais žmonės kojomis raštą ant kelio išdėsto. Kaip skausmai ir viltis susijungia į vientisą šokį. Užsimerk ir klausykis širdim. Tai svarbiausia, ką reikia išmokti. Labai gražu, ačiū. Dar ką nors gal paskaitysi? Dabar aš šiaip tai iš tikrųjų, kai einu kažkur skaityti, pasiimu abi knygas ir kai buvo Rietave poezijos pavasaris, kurį netikėtai papuoliau skaityti, iki pat išėjimo skaityti, kadangi buvo skirtas tik vienas kūrinys skaitimui, todėl kad buvo be galo daug poetų, aš abejojau, ką skaityti, bet palikau intrigą knygos pristatymui, kuris sekė po to renginio sekančią dieną. Tai vis dėlto paskaičiau iš praėjusių metų knygos. Ir šitas eilėraštis man yra pačiai labai svarbus. Jis gimė, aš nežinau, gal žmonės skaitantys šventą raštą atpažins prasmę, bet jis gimė iš švento rašto eilutės. Ir tarp kitko, neskaitant paties švento rašto, tiesiog straipsnėje skaitant, būna, žinot, kaip būna, yra perskaitai žodžius ir jie tave pagauna. Jie tave pagauna, nueina, nusmilksta kūnas, ar ne, nueina širpuliukais ir tiesiog kažkas tavyje persiverčia. Tai va, tai tie žodžiai mane pervertė apie tai, kad aš nepacituosiu dabar žodžio, bet prasmė buvo apie tai, kad tau bus duota tai, kas tau yra reikalinga. Ir tas suvokimas, kad yra vienoje psalmėje yra žodžiai, mane viešpats gano, man nieko netrūksta. Ir paskutiniais metais jie man yra nuolatiniai palydovai, dėl to, kad aš labai bijojau skraidyti. Ir dabar skris lėktuvu. Ir mano lūžis buvo spalio mėnesį, kada aš išskridau Barceloną savaitgaliui iš Londono. Ir visą kelią skrisdama, labai bijodama, prakaituodama, aš kartojau savo mintise, mane viešpats gano, man nieko netrūksta, mane viešpats gano, man nieko netrūksta, mane viešpats gano, man nieko netrūksta. Tai šitie žodžiai, man atrodo, apima viską. Kad aš turiu ir pagrindą, ir užuovėją, ir man nieko netrūksta. Jeigu netrūksta, vadinasi, aš turiu visko apsčiai. Jeigu turiu apsčiai, vadinasi, nieko man negali nutikti tokio, kas mane sužeis. Tai va, ir žinokit, ir persilaužiau su skrydžių baimėm, aš dabar skraidau labai dažnai į Lietuvą, praktiškai kiekvieną mėnesį nuo lapkričio mėnesio. Ir netgi dabar, kai būna turbulencija ar kažkas sukrečia, man būna, mane viešpats gano, man nieko netrūksta. Tai va, tai eilėraštis susijęs va, su tuo, kad kas tau bus skirta, tas bus tau skirta. Ir kad nepasimsi nieko kito, kas kitam priklauso. Ir nereikia to. Kai seni žaidimai pabosta, o gyvenimas laša iš lėto, tarsi uogos saujui suspaustos, supranti, kad nėra kur skubėti. Negali pasimti, kas ne tavo, kas priklauso tik tam, kam duota, gal ir tau truputį to dangaus bus atsijota,
o tada įspausite ant pėdą, gal net delno ženklą paliksi, gal tada ir kitus pagal širdį, pagal meilę žodžius pasitiksi. Gal tada ir aguonų laukas tau skambės kaip simfonija vėjai. Juk namai, kur širdis tavo auga, ten, kur galvą ramybei padėjai. Ačiū. Nuostabi šiandien poezijos popietė. Labai ačiū. Ir dar aš noriu negrįžti, galbūt noriu pranešti žmonėm, kad 13 birželio bus Neringos Ablinkytės pristatymas Londone, Lietuvos ambasadoje. Gal keli žodžius pasakytum, Neringa, apie šį pristatymą. Tai naujos knygos, kaip aš supratau, bus. Taip, tai yra naujos knygos pristatymas, bet iš tikrųjų praėjusiais metais, kai pristatinėjau knygą, buvo pirmasis renginys ir jo pavadinimas Ar žmogui reikia žmogaus. Ir lygiai taip pat tas knygos pristatymas šiemetinis Lietuvoje Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejui irgi buvo Žmogui reikia žmogaus. Ir dabar pavadinimas yra Žmogui reikia žmogaus. Kai aš pristatinėjau knygas, mano yra idėja suburti žmonės ir aš kviečiu kitus poetus ar muzikantus, dainininkus, kas tik tai gali ir nori, kieno formatą tai atitinka ar ne, visi esam užsiėmę arba renkamės tam tikro formato renginius. Aš kviečiu kartu su manim ne tik tai dalyvauti, aš kviečiu žmonės pasirodyti ir šiais metais kaip tik Erika Aukštuolytė Jančiauskienė išsileido vaikiškų dainelių knygą, kurią vaikiškas daineles pati sukūrė ir parašė vaikam. Ir turi vaikų pop chorą ir turi be galo daug nuostabių vaikų, jinai daug dirba, jinai dalyvauja konkursuose, jinai turi solisčių. Aš žiūriu iš tikrųjų tą žmogų ir labai žaviuosi ir man yra gražu ir aš noriu, kad žmonės, kaip pasakyt, nesu egoistė scenai, nenoriu užimti visos scenos, aš noriu, kad žmonės pasirodytų. Ir lygiai taip pat yra Giedrė Biliotavičiūtė, jinai yra lietuviško restorano Krantas savininkė ir jinai išsileidus knygą apie savo kelionę ir fizinę ir emocinę kelionę iš Kauno į Londoną ir aš manau, kad ją yra verta paskaityti ir aš manau, kad tai būtų labai didelė paskata žmonėm ir aš irgi pasikviečiau Giedrę, kad jinai dalyvautų ir pristatytų, be galo kūrybingą asmenybę ir tapanti, ir taškuojanti, ir daranti žvakės, ir muilus, ir ta prasme išbandžius tikriausiai viską ir be galo gražus žmogus. Ir lygiai taip pat pasikeičiau Aldoną, čia apie Aldoną aš jau. Aldona iš viso yra visų skatintoja, ragintoja ir stumėja. Ir aš sakau, Lietuvoje turiu globėją, tai yra Danutė. Anglijoje turiu globėją, tai yra Aldutė. Viena stumė mane Lietuvoje, kita stumė Anglijoje. Iš tikrųjų, žinok, man labai dažnai suabejoju. Ir dabar jau keletą mėnesių mane yra apėmusios abejonės. Ar reikia man kurti? Ar to kažkam reikia? Ar reikia leisti knygas? Apie kūrybą tai aš nekalbu, aš kūriau ir kursiu. Bet ar reikia man leisti knygas? Ar kažkam to reikia? Ir paskui vis dėlto suradau atsakymą, kad kam tos knygos reikės, pas tą knygą suras kelią ar anksčiau, ar vėliau. Kažkaip taip nusiraminau iš tikrųjų, bet aš galvoju, kad jeigu ne Aldutė, ne jūs, tai aš galbūt jau neišdrįsus pradėti čia rodys tas daugiau Anglijoje, nors aš iš tikrųjų pradėjau save rodyti po 40. Iki to laiko tik mokyklos laikais keletą eilėraščių, klasiokai žinojo, gal grupiokai artimiausia žinojo, bet niekas apie dainavimą, tai niekas iš viso apie dainas kuriamas, apie paveikslus niekas, nes tai mano pasaulis ir visada galvojau, kad aš
Nereikia, yra daug gabesnių, daug protingesnių. Tai va, bet aš dabar galvoju, kad tikriausiai, jeigu aš tai darau, tai to reikia. Dėl abejonių aš galiu pasakyti, ne tu viena, aš taip pat galvoju, ar man išvis bereikia leisti tų knygų. Ir vėl toliau tęsiu, ir vėl ateina tokie momentai, kad aš noriu tai daryti. Ir aš labai su malonumu noriu padaryti va šitą albumą. Aš noriu parodyti tuos žmonės, kuriuos aš pažįstu, kokie jie talentingi, jų talentus parodyti. Va, ir dėl to leidžiu tokį albumą mūsų poetų, mano draugų, mano gerų pažįstamų, poeziją, dailę. Ir reikia vis dėlto reikia rodyti žmonėm. Ir aš taip pat pabejodama, ar man to reikia, vakar kalbėjau su draugė, su Audronė, jinai sako, kiekviena knyga, kiekvienas daiktas, kurį tu sukuri, kažkam reikalingas. Visada atras savo skaitytoją tą knygą, poezija atras taip pat savo žmogų, savo skaitytoją, kuriam to reikia, būtent reikia. Ir vis dėlto tai paskatina toliau kurti ir paskatina labai, aišku, toliau dirbti tą linkmę. Ačiū labai. Aldutė, dar man viena tokia sąsaja. Mes esam gimusios tą pačią dieną. Taip. Ir vienas prie vieno yra visiškai identiškas noras parodyti kitus. Parodyti. Taip. Rietave susikviečiau gal 8 poetus. Ir aš taip džiaugiausi juos rodydama, yra toks malonumas. Aš nežinau, ar čia yra būdo bruožas, ar čia kažkoks pavasarinių žmonių, aš nežinau. Bet mus vienėjo ta idėja, kad parodyt kitus žmonės ir tuo džiaugtis. Nes man žmonėm labai dažnai atrodo, kad pasaulyje neužtenka vietos, kad jiem dėl vietos turi kariauti. Nereikia kariauti dėl vietos, yra pilna. Yra pilna tos vietos. Tik tai džiaugis vienas kitu, tik tai rodyk vienas kitą. Kažkaip aš nematau dėl to visiškai jokios problemos. Taip, teisingai. Aš taip pat, man labai norisi. Jeigu aš sutikau tokį talentingą žmogų, man patinka jo poezija, aš noriu, kad visi žinotų, visi matytų tą žmogų, to kūrybą. Tas man labai patinka, aišku, ir aš dėl to stengiuosi irgi kažkaip tai, kad išreklamuoti ar kaip. Dar mėlyje žiūrovai, aš noriu pasakyti, kad Neringos dainas galima pasiklausyti pas mane YouTube'ės kanale. Yra įrašai, yra video. Yra ir pas mane YouTube kanale, bet ten iš tikrųjų dabar aš supratau, kad muzika, jau ties poeziją padirbėjau, ties tapybą padirbėjau ir dabar apleiščiausias sritis liko muzika. Aš dainuoju, kuriu, bet man reikia apiforminti, suteikti formą. Ir viena daina dar yra paslėpta, jinai jau yra seniai rašyta, gal 2 metai, akustinis variantas. Ir dabar aš suradau naują hobį - fotografuoti ir žaisti, daryti fotomontažus. Ir aišku, aš nefotografuoju su profesionalia kamera, dabar ir telefonai, ir ne iPhone'ai ypatingai fotografuoja visaip kaip, dar tik tai reikia išmokti visus jų privalumus. Aišku, kažkada svajoju ir profesionaliai fotografuoti su kamera, bet dabar aš žaidžiu su įvairiausiam programom ir dabar kuriu tokį kaip fotografijų video šitai dainai ir aš tikiuosi ją neužilgo pristatyti. Tai va, ir pas mane YouTube kanale Neringa Blinkytė galite įeiti ir keletą dainų ten yra įkelta. Tikrai ne pačiam profesionaliausiam lygyje, iki profesionalumo dar reikia padirbėti, bet jeigu norit sužinoti ir suprasti, bent jau turėti idėją, kokia yra mano muzika, tai galite šiek tiek pasiklausyti ten. Taip, ačiū. Taip, aš būtinai pasidalinsiu aprašyme nuorodą, kad žiūrovai galėtų įeiti į tavo kanalą ir pasiklausyti dainų. Pas mane yra gal
keletą tik tai dainų, pas tave aišku bus daugiau ir bus malonumas, tikrai sakau, žiūrovo mėliem ir visiems, kas mus šiandien žiūri ir žiūrės kitą dieną, tikrai verta pasiklausyti, tikrai labai gražiai Neringa atlieka savo dainas. Aš noriu padėkoti Neringa tau už šios dienos tokią puikią popietę, už tavo paskaitimus ir kągi paprašysiu dar palinkėjimus mūsų žiūrovam. Pagrindinis palinkėjimas, aš žinau, kad tai yra labai sunku pasiekti šiame pasaulyje, bent jau tokioj situacijoje, kokioj pasaulis yra dabar, bet būkite autentiškais. Būkite autentiškais ir tegu visa, kas yra ir turi tą savo tikrąją pradinę prasme. Jeigu einate, dėl ko sakau tikrąją pradinę prasme, aš pasakysiu labai paprastai ir nesudvasintai ir ne aukštom materijom. Jeigu einate į džymą ir į sporto salę, kitaip pasakė, sportuoti, tai ir eikite sportuoti, o nemegzti kažkokių romantinių ryšių. Jeigu jums patinka poezija ir niekas su jumis neina, tai jūs atsistokite ir vienas ar viena nueikite ir pasiklausykite ir suteikite savo malonumą. Jeigu jūsų visas būrys draugų eina į populiaraus muzikanto koncertą, bet jums patinka kažkoks nepopuliarus muzikantas, bet jums suteikia jums džiaugsmų, atsiskirkit nuo draugų ir eikit ten. Žinokit, niekas už jūs nenugyvens jūsų gyvenimu. Jūs vienas gimėt, vienas mirsit, kad ir kiek mylimų pakeleivių jūs turėsit gyvenime, už save tik pats atsakomybę ir nešat. Ir kai aš savo nuolat tai primenu, man tai labai padeda atsisijoti, ko aš noriu, ko aš nenoriu. Ir nereikia bijoti pasakyti ne, netgi patiem mylimiausiam žmonėm, tik reikia pasakyti tai su pagarba. Pagarba savo, pagarba kitam žmogui, kad taip, aš suprantu, kad tu man nori geriausio, bet ne, aš pasirinkau kitaip. Ir aš linkiu išmokti gerbti save ir kitus savo ribas, kitų ribas. Ir tada iš tikrųjų viskas labai atsistoja į savo vietas ir tau autentiškumas išauga ir baimės dingsta ir tu supranti, kad tu esi tik keleivis šioje žemėje, pradedi mažiau sureikšminti dalykus ir laisvės daugiau atsiranda. Dėkoju Neringa, dėkoju visiems, kas mus žiūrėjo šiandieną ir iki kitų susitikimų. Iki.